Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmakursiai baigė bazinį kario kursą. Naujokai pilni įspūdžių, o pratybų vadai juos giria už ištvermę ir draugiškumą. Draugui ištiesti pagalbos ranką ar padrąsinti, kai sunku. Karo akademijos naujokai po 3 parų miške įveikia paskutinį išbandymų puskilometrį – Šlovės taką. Vyresniai pastebi merginos ištvermingesnės už vaikinus. Šios, sako, pratybose laikosi kaip kumštis. Kariūnai sako, 7 bazinio kario kurso savaitės mokomajame pulke neišgąsdino, o tik skatina mokytis toliau. Tikėjausi sunkiau, bet buvo gan, ta prasme, sunkiausia yra miškai ir va šitas dalykas. Turėjom keturparį, nuėjom apie 80 km. Buvo labai sunku, nes ėjom su kuprinėm, pilna ekipuotė, bet bendram jėgom draugiškai įveikėm. Tikrai puikiai praėjo 7 savaitės, išmokėme daug dalykų, tiek praktikos, tiek teorinių užduočių. Tikrai smagu buvo. Ko mokėtės? Viską, topografijos, taktikos, rikiuotės, statutų, kariuomeniai reikalingų pagrindų. Karo akademijos naujokams privalomą bazinį kario kursą pradėjo 71 kariūnas. 5 iš jų, mergina ir 4 vaikinai, pasitraukė po pirmųjų dienų. Mokslus karo akademijoje toliau tęs tik testus išlaikę ir individualias užduotis atlikę kariūnai. Žygio metu vykdė įvairias iškeltas užduotis, kurių metu buvo patikrinami jų įgūdžiai ir žinios įgytos kurso metu. Ir rezultatai tikrai nustebino, buvo tikrai geri ir iš visų 64 pradėjusių pratybas tikslo nepasiekė tik 2. Todėl tikrai šis kursas pasižymėjo ištvermę. Rugsėjo pabaigoje karo akademijos pirmakursių laukia iškilminga priesaikos ceremonija.